Sveiki visi, aš esu Sofija. Žinoma, kaip ir streamerė to Sofija, bet šią akimirką aš esu vedėja Sofija ir noriu jums pristatyti savo Sofos radio laidą iš kitos perspektyvos. Šiandien kalbėsime su labai žavia ir labai faina mergina, kuri turi labai daug gerų savybių ir blogų savybių galbūt, kurių mes dar neatradome. Dažnai Justina žinoma kaip moderatorė ir jau žiūrovė 3 metus panašiai. Nu, plius minus 3 metus. Dažniausiai ji lankosi lietuviškam Twitch'e būtent, o daugiau apie ją, apie viską sužinosite, kai mes jai paskambinsime, dabar greitai. Sveikinuosi su tavim, Justina. Aš tavęs nematau, bet žinau, kad ir žiūri ir streamą, ir visą kitą. Gal pirmiausiai norėčiau pradėti nuo to, tai koks jausmas būti pirmai pašnekoviai čia, tokioj laidoj, kur nieks nežino. Ir ar jauti, žinai, kažkokį jaudulį? Na, kaip pasakyti, šiek tiek yra jauduliuko, gal sakyčiau, kadangi pirma esu, bet labiau garbės yra, kad man iš viso buvo pasiūlyta šitoj laidoje dalyvauti. Ir labai džiaugiuosi iš viso dėl tavo pasisekimų ir šiaip tokių idėjų, kokias sugalvoji. Ir šiaip tiesiog džiaugiuosi, kad esu pakviesta. Ir jo, labai faina, labai miela, kad gavau pakvietimą ir tikiuosi nenuvilsiu. Nu, pažiūrėsim, kaip sakoma, laidos pabaigoje, čia nuvyliai, nenuvyliai, bet džiaugiuosi, kad tu džiaugiesi ir už mane, aš ir džiaugiuosi už tave. Tam tikrais aspektais, kurį pati, manau, tai žinai. Manau, galime prieiti prie to, kad šiaip esi žiūrovė, ne streamerė, ir esi mačius labai daug įvairių streamerių, vis tiek sakei, kad žiūri jau panašiai apie 3 metus, tai tikriausiai turi įvairių patirčių, kurias norėtum pasidalinti tiek su manimi, tiek su žiūrovais. Taigi, manau, gal pradėkim nuo to, kad ką šiuo metu žiūri iš streamerių, nes sakei būtent lietuviškus, tai ką iš lietuviškų streamerių žiūri ir kas juose tave traukia žiūrėti. Jo, tai daugiausiai kol kas žiūriu lietuvišką kontentą Twitch'e jau kurį laiką, nuo pat pradžių. Tai pradėjau kelionę savo Twitch'e tiesiog žiūrėdama, kaip ir turbūt daugelis pradėjo nuo LT Republiko. Ir tada per jo streamą ir tiesiog per jo chatą suradau daug kitų streamerių, tai mažesnių ir tiesiog, kurie gal turi mažesnę auditoriją. Bet kol kas labiausiai žiūriu, tiksliau daugiausiai įsijungiu, tai turbūt, apart tavęs, tai būtų VV, turbūt Čestovas, kurio dabar nelabai matosi Twitch'e, bet jisai, kai pasirodo, būna labai smagu. Bulvė, irgi labai gera streamerė ir gera draugė. Anksčiau irgi žiūrėdavau labai daug ir buvau dalis monologinės kanalo. Ir jo, daug šiaip Princas Bebe irgi visai naujesnis streameris, bet labai gerai pradedantysis toksai. Tai yra ir Helderis labai fainas yra streameris. Yra daug šiaip lietuvių streamerių, pas kuriuos aš gal užsuku, bet nerašau ar tiesiog lurkinu kartais. Bet tuos, kuriuos vis laiką sugrįžtu, tai jo, pagrindiniai, sakyčiau, yra tokie. O kas tuose būtent streameriuose, kuriuos tu paminėjai, kad žiūri, kas juose tave traukia, žiūrėt, vis tiek kažkoks turi būti aspektas, kad tu jį žiūrėtum arba nežiūrėtum. Kažkoks pasirinkimas vis tiek būna. Taip, tai aš sakyčiau gal dėl to, kad aš jos pakankamai jau seniai žiūriu ir tiesiog pačioj pradžioje, kaip aš jos atradau, tai nežinau, gal pats vaibas žmogaus, tiesiog man užkabina pats draugiškumas žmogaus, kaip jisai elgiasi, kaip su chatu bendrauja, kiek jisai dėmesio skiria žmonėm, tiesiog kaip jisai pats elgiasi per streamus. Ir kaip šiltai priima, man labai tas įstringa, kaip žmonės labai gal šiltai priima žiūrovus ir tiesiog susikuria tokį kaip būrį, kaip auditorija, kuria lieka ilgesniam laikui ir vos ne kaip šeimos tokį gal vaidmenį atlieka. Ir nežinau, tiesiog jeigu su manim draugiškai elgiasi, aš vis laiką tą sakiau. Kad jeigu su manim vis laiką kažkur čatuose mane žmonės mato ir atsimena, tai jeigu su manim draugiškai, aš vis laiką draugiškai ir su jais bendrausiu. Supratau. Svarbiausia, žinai, tas toks draugiškumas. Jeigu streameris matai, kad draugiškas, tai ir tu kažkaip nori būti draugiška ir atsakyti to pačiu. O jeigu jau prakalbame apie tuos visus streamerius, žinai, tai gal kažkokias galėtum išskirti savybės, kaip iš žiūrovės pusės,
kad ką būtent turėtų turėti streameris arba ką galėtų gebėti, kad būtent, pavyzdžiui, įsijungtų jo streamą. Šiaip daug ką išvardina jau, bet gal kažkaip galėtum išskirti pagrindinės tokias savybės, ką galėtų arba turėtų turėti. Nu tai taip, aš daugelį gal paminėjau, bet tiesiog sakyčiau, kad pats streameris būtų susidomėjęs tuom, ką jisai daro ir gal, kad žinotų, kokia yra idėja pati, kai jisai streamina. Labai faina yra matyti, kai žmonės tiesiog nusistato kažkokį tikslą ar tiesiog siekia kažko ir turi daug naujų idėjų. Gal labiau fokusuojasi į patį kontento kūrimą, bet ne iš tos blogos pusės, kur darai kontentą belio kokį ir žiūri labiau į kokybę to. Ir tas yra didelis dalykas, sakyčiau, o dėl kitų savybių, tai jo, aš sakyčiau tiesiog draugiškumas, kaip žmogus atsižvelgia į kitus, kiek yra gal žmogui kontrolės jausmo, kad tai nėra labai piknaudžiavimas kažkuom, kad nedaro tiesiog kontento tam, kad užsidirbt pinigų, irgi tas yra didelis dalykas. Manau, tą vėliau gal paminėsiu, bet jo, tai savybės tokios tiesiog būtų gal labiau atsižvelgimas į kitus ir sukūrimas labai tokio faino vibe, kad visiems patiktų, kad būtų saugi tokia aplinka, kad visi jaustųsi jaukiai, nebūtų kažkokio negatyvaus vibe, toksiško vibe čiate, tiesiog labai mokėti tokį dalyką padaryti gal. Supratau, šiaip labai daug su kuo su tavim sutinku, šiaip, ta prasme, nors ir aš daugiau streaminu negu žiūriu, bet aš būnu kartais ir pažiūriu tos streamus, tai irgi su daug dalykų sutinku ir pati stengiuosi daryti tuos dalykus, kad būtų ir įdomu ir būtų pusiausvyra, kaip tu sakai, tarp tam tikrų aspektų, kai streamini. Mes dabar kalbėjom apie daug tokių gerų dalykų, arba ką turėtų turėti, arba tos gerus dalykus išvardinom, bet šiaip manau, tam tikri streameriai, manau, pati pastebėjai, kad turi tam tikrų ydų, kur daro klaidas. Gal galėtum pasakyti, kur tu tas klaidas galėtum išvelgti, ką daro klaidingai, kur norisi, pavyzdžiui, iš karto išjungti arba nebežiūrėti, arba tai pamačius tiesiog apsigalvoji, kad iš vis tą streamerį norėjai žiūrėti ir tu tiesiog jį išjungi. Ką turėtų, pavyzdžiui, padaryti streameris, kad tu jo nebežiūrėtum, žinai? Yra kai kurie labai akivaizdus dalykai, sakyčiau, tai gal vienas pagrindinių yra tiesiog negatyvumas, tai yra tiesiog ignoravimas dalykų, tam tikrų leidimas tiesiog daryti, ką nori savo streamo metu, nevaldymas gal savo veiksmų kažkokių, propagavimas labai blogų dalykų, ten, tarkim, nežinau, kaip žmonės būna labai mėgsta piknaudžiauti tiek alkoholiu, tiek kitais dalykais per streamus, tas gal labiau propagavimas ir nesupratimas savo rolės kaip streamerio, nes vis tiek esant viešoje aplinkoje ir eteriai, tokių dalykų, sakyčiau, labai reikia vengti ir žmonės labai nesupranta to, nes tai yra propagavimas ir jų auditorijos kartais yra labiau jauni žmonės ir gal tie žmonės nelabai supranta padarinių, kurie gali įvykti. Tai skatinimas blogų įpročių, blogų veiksmų, darimas kontento labai šlykščiai, nežinau, apskritai turėti tokį mąstymą, kad aš esu aukščiau visko dėl to, kad aš esu streameris, save išaukštinimas, savęs toksai irgi labai nepatinka man. Tada tiesiog paprasti dalykai, kuriuos irgi žmonės labai pastebi, tai, jeigu esi labai propaguoji negatyvą arba toksišką mąstymą, tai jeigu tu neapykantą skatini prieš tam tikrus žmonės ar grupę žmonių ar kultūros ar panašiai ir tą propaguoji labai viešai ir tuom džiaugiesi, tai jo, irgi tas yra labai negerai. Sakyčiau, tas toksai labai įsiskiria dalykas. Daug labai daug pastebiu ir pati, ką tu sakai, tikrai. Šiaip pastebiu ir savo ydų įžvelgt, kur tu sakai, įžvelgiu. Tikrai iš savo pusės, taip, tikrai įžvelgiu. Bet tu nekalbi netiesos, tu tiesiog, žinai, kalbi savo nuomonę ir aš ją tikrai gerbiu, viskas yra tvarkoj. Manau, galime prieiti prie kito klausimo, nes, manau, čia labai daug išvardinai, čia jau tuo reikės knygą rašyti visų ydų, ką galima padaryti blogai ant streamo. Būtų mano toks klausimas, kadangi mes išvardinom tiek geras savybės,
tiek blogas savybės, ką gali padaryti streameris blogai ir ką gali padaryti streameris gerai. Manau, gal galėtum tada įvardinti, kaip atrodytų tavo būtent kaip žiūrovės tobulas streamas, į kurį žiūrėtum ir būtum labai laiminga, sakytum, taip įdomu, koks įdomu, kažkur tokį žmogų galima atrasti, toks įdomus streamas, kaip čia taip padaryti, kaip turėtų atrodyti, gali tiesiog apipavydalinti vienu sakiniu, arba ten išsiplėsti ten iki detalių, čia jau tavo reikalas, bet tiesiog kaip atrodytų jis tau. Tai yra pavyzdžių, iš tikrųjų, kaip žmonės bando rasti visokias idėjas, kur kokie streamai labai įsimena, aš sakyčiau, ir yra jų pora tikrai ir Lietuvos akiratį. Tai, kad man streamas būtų, aš nesakyčiau, kad visą laiką bus tobulas, nes tikrai visą laiką būna kažkokie trikdžiai ir panašiai, bet toks streamas, į kurį visą laiką norėčiau užsukti ir būtų labai faina, yra tiesiog, kai žmogus susigalvoja kažkokias idėjas, jas suplanuoja, suorganizuoja, panašiai kaip ir tu labai daug ką darai, va taip, kur viskas yra kažko siekiama, vis laikai yra kažkokie tikslai, yra labai daug įsitraukiama su žiūrovais, jiem yra daug dėmesio skiriama apskritai, apie juos, apskritai dėl jų labai daug daroma ir dėl jų rūpi. Ir yra su streameriu labai geras ryšys tiesiog. Tai į tokį streamą labai būtų faina užsukt, kur tiesiog fainas vaibas, čia žmonės yra gal kažkiek ir pažįstami iš kitų streamų. Visi tiesiog kažką veikia, kad ir gamint. Žinau, kad daug kas gal turi nuomonę, kad dabar gamint tiesiog yra nuobodu per streamus, bet man tokie streamai kartais yra komforto streamai, kur tiesiog yra žaidimai, kurie labai faini ir tiesiog streameris tiek gamina, tiek bendrauja su chatu ir labai jaukus toksai vaibas. Tai kad ir toksai streamas labai gerai atitiktų tą gal požiūrį. Bet tuo pačiu tiesiog streamas, jeigu kažką susigalvoja ir tą darai, kad ir tai būtų ten šokiai, kad tai būtų kažkoksai konkursas ar kažką, kad būtų ar didesnis projektas sugalvotas, įtraukti daug žmonių į tą projektą ir apskritai į savo streamą yra labai gerai, nes tada didesnis susidomėjimas yra žmonių ir pats streameris gal labiau patenkintas viskom, tai toksai streamas man labiausiai gal patiktų. Supratau. Stengsimės. Visa streamerių bendruomenė dabar labai stengsimės daryti, kaip Justina pasakė. Ne, šiaip iš tikrųjų labai daug teisingų dalykų pasakėjai, kaip tu sakai, kad įžvelgi ir pas mane tų dalykų, kad aš tą darau, bet aišku, visą laiką yra kur tobulėti ir manau, net ir tobuliausias streameris, manau, gali dar labiau patobulėti kažkurioje vietoje, kur yra silpnesnis. Gal tik tai, žinai, sunkiau įtraukti tuos žiūrovus, nes vieni dalykai vieniem patinka, kiti dalykai kitiem patinka ir tą aukso viduriuką atrasti, kad, pavyzdžiui, daugumai patiktų ir visi, žinai, čia tarp kabučių pultų veikti ir daryti, tai tiesiog kartais yra neįmanoma. Jeigu sutinki su manim, nežinau. Sutinku, tikrai sutinku, nes, kaip ir sakau, niekada nebus tobula viskas, tiesiog pačios pastangos ir pats indėlis į streamo gal kokybę tikrai matosi ir jaučiasi ir žmonės tą labai vertina. Tai, jo. Supratau. Ačiū labai, kad atsakai, labai plačiai sakinys atsakai, kas yra man labai smagu, nes aš tiesiog galiu klausytis, nepertraukiant, tiesiog kol pasakysi, žinai, iki galo ir tada jau sugalvosiu atsakymą, nes jau net sunku kartais kažką atsakyti, nes tiek daug dalykų išvardinai, kad jau pasimetu, nuo kurios šią dalies man kažką paklausti papildomą ar kažką pasakyti papildomai, jau kartais darosi sunku, o mes dar tik tai pusėjom, žinai. Bandysiu neišsiplėsti per daug gal. Ne, viskas gerai. Man tikrai smagu klausyti, nežinau kaip, žinai, žiūrovams, bet man tai labai smagu. Galim prieiti prie kito klausimo. Čia gan labai svarbus klausimas, nes manau, dauguma žiūrovų apie tai pagalvoja. Šiaip streamerių būti realiai šiandien gali bet kas, žinai. Ir ar būtent iš tavo pusės, iš tavo perspektyvos, ar tau vis nesinori, tipo, pabandyti būti, tavo, įeiti tą rolę kaip streamerės,
nes tai atrodo kaip lengvi pinigai, dar plus žinomumas ir ten tik reikia, realiai atrodo iš šono, kad reikia tik žaisti ir kalbėti ir atrodo tai labai paprasta ir vos negali kiekvienas. Ar manai, kad tai apžavi kitus žiūrovus, kurie pradeda po to streaminti, nes kartais galima pastebėti, kad tai būna, ko ateina pas tave, pavyzdžiui, žiūrovas ir po to žiūri, kad tas žiūrovas tampa jau streameriu, pamatęs, kad tai gal labai lengva arba kad tai yra lengvai pasiekiama, nes daug įrangos nereikia, turėti kompiuterį, kamerą, kai kurie ir be kameros, žinai, streamina ir tiesiog įsijungi OBS arba Streamlabsus ir varai, žinai, žaidi kažką arba kitokį kontentą darai. Sakyčiau, daug kas yra pradėję taip streamint nuo tiesiog pats būdamas žiūrovas, tu gal gauni kažkiek įkvėpimo to, kad nori pats pradėti ir pamatai, kad tai yra visai faina, kad susidomi ir tada įsitrauki pats į tai. Ir tikrai pažįstu nemažai žmonių, kurie lygiai taip pat gal pradėjo ir norėjo įsitraukti Twitch'ą ir tada gal pamatė, kad jiems visai patinka. Yra žmonių, kurie ir neprilipo tai, gal pabandė, tiesiog norėjo pabandyti ir pamatė, kad gal ne jų dalykas ir metė tai, bet tai yra suprantama. Ir, o dėl pačios manęs, tai aš sakiau, manęs nekartą yra klausę šitą klausimą iš tikrųjų, kad ar aš norėčiau streaminti ir labai tumėjo link to. Bet aš visą laiką sakiau, kad aš pasirodysiu kitose streamuose, gal kaip viešne, kaip tiesiog kaip svečias, kad kažką papasakot ir šiaip padalyvaut, bet pati nelabai norėčiau tom užsimti, nes aš visą laiką sakiau, kad aš noriu labiau, aš mėgstu kurti kontentą labiau, aš visą laiką darau kontentą savo dažniausiai, jeigu aš kažką ir filmuoju ar montuoju ir kažką, nes aš užsiimu su medijom, tai dažniausiai tai būna tiesiog savo kažkokie dalykai ir tai užsilieka savo, bet jeigu aš kažką ir daryčiau, tai būtų turbūt YouTube'ą kažkoksai kontentas, kurį aš jau gal... Šiaip iš tikrųjų kažkurį laiką jau norėjau kelt dalykus, tiesiog gal neprisirašiau ar nepakankamai, aš kadangi truputį, kaip ir tu, esu šiek tiek perfekcionistė, tai man viskas turi labai gerai atrodyti ir aš turiu 20 kartų išmatuoti viską ir patikrinti ir tada tik tai kelt. Tai... O tai gal nori, kaip tik pakalbėjom, gal dabar tu norėsi kelti, visiems jau pasisakei, kad norėjai, bet neįkėlei kažko į tą YouTube, bet gal vis dėlto įkelsi ir pasidalinsi kai kurį streamą su mumis. Iš tikrųjų, gal ir ateis tokia diena neužilga, kada aš ir pradėsiu kažką kelt ir aš nesitikiu, kad tai bus labai kažkas wow, bet tai bus tiesiog, aš savo, gal nesiplėsiu per daug, bet tiesiog jeigu aš kelčiau kažkokį kontentą, visą laiką mano mintyse buvo toksai kaip idėja tokia, kad tai labiau būtų kaip vos ne dienoraštis arba savo, arba kažkokiem žmonėm, kurie mane pažįsta labiau, ar tiesiog bet kas, aišku, gali YouTube žiūrėti, bet tai būtų labiau toksai ramesnis kontentas, nieko kažkokio ypatingo nedaryčiau. Tiesiog fejerverkų, bombų nieko nebūtų, kaip sakoma. Ne, tai būtų ramesnis kontentas, ar tai būtų kažkokie mini vlogai, ar kažkas tokio, ar labiau montuotas kontentas. Tai va, tai tokie dalykai, bet streamint, ne, aš esu buvus ir pas kitus streamerius tiek tiesiog kalbėt, tiek galiu pasakyti šią savaitę buvau pas Vivėjus irgi buvo toksai kaip žaidimas ir pas jį buvau, padalyvavau ir šiaip praeitį dalyvavau ir šiaip pavaduodavau kitus streamerius, bet tai visą laiką būdavo trumpalaikis dalykas, tai aš nemanau, kad aš užsiimčiau tom, nes kažkiek iš vidaus aš tą ir pamačius esu. Tai nelabai, man nesakau nepatiko, bet tiesiog ne man dalykas. Tai viskas tvarkoja, aš tiesiog, žinai, norėjau sužinoti tą nuomonę apie tai, tai čia viskas tvarkoja. O manai, kad tai apžavi kitus žiūrovus pradėti streamint, kad taip lengvai galima tai pradėti daryti? Ar čia yra kažkokia gilesnė mintis? Kad apžavėt galima taip lengvai, nes, taip, bet kas gali pradėti streamint. Ir, bet tai nereiškia, kad dėl to, kad tu dabar pradėsi streamint, visi tave puls ir žiūrės. Nes streamerių yra visą laiką labai daug. Ir to labiau mažų streamerių yra labai daug ir daug kas jų iš viso nežino ir jie turi po vieną, po du žiūrovus ir jie negauna kažkokio gal populiarumo ar kažko tokio, kas
juos išaukštintų, tai sakau, bet kas gali pradėti iš čato tiesiog susigalvoti ir streamint ir su tom yra viskas gerai. Tai yra labai faina, kad žmonės nori pabandyti kažką daryti ir pabandyti streamint. Kai kuriem gal neišeis, kai kuriem gal išeis, tiesiog priklauso nuo žmogaus, nes čia nėra lengvas dalykas. Streamint tikrai nėra labai paprasta, kad tiesiog atsisėdai ir streamint ir lauki, kol kažkas tau donationus pradės mėtyti dėl to. Taip, neveikia taip dalykai. Tai labai panašus į mano kitą klausimą tau, tai ar atrodo, kad streaminti yra lengva tavo akimis? Ir kodėl? Nu tai va, tai ne, aš manau tikrai nėra lengva, kiek aš pati esu mačius, tai ir esu buvus vienintelį kartą, kada aš buvau su kamera pas kažką kitą streamą, tai buvo pas mano loginą. Ir tai buvo tiesiog dėl to, kad mano gimtadienio streamas, kurį mano loginas norėjo padaryti. Ir tada, man atrodo, vienintelį kartą žmonės galėjo pamatyti mane ir tiesiog matyti, kaip aš bendrauju ir panašiai. Tai aš mačiau, kaip viskas vyksta pasiruošimas streamam, kiek yra darbo įdėta, kaip atrodo visas setupas, kaip viskas realybėje atrodo, tai tikrai galiu pasakyti, kad nėra taip lengva tai daryti ir tiek psichologiškai nėra lengva daryti, tiek fiziškai tai yra labai išvarginantis dalykas, nes tu turi įdėti labai daug pastangų tiesiog linksmint žmonės, tiesiog daryti kontentą ir būti pastoviai kažkuom įdomus, sakyčiau, bet ir tai neturi pastoviai jaustis, kad tas yra spaudimas dar, sakyčiau, gal iš žmonių, kad tu turi labai stengtis kažką parodyti, padaryti. Tai jo, tai nėra lengvas tikrai darbas, sakyčiau. Supratau, tai teisingai pasakė, nėra lengva. Tikrai žinau, nežinau kaip, bet tikrai žinau, kad nelengva. Bet iš kur tai nežinau. Bet iš kažkur žinau. Kažkur čia žinau, kad nelengva. Atrodė lengva. Atrodė. Pradžioj. Jo, pradžioj atrodė lengva. Sijungi geimą ir žaidė. Po to pasirodo, kad neįdomu vien tik tai žmonėm, kad įjungi geimą ir žaidė. Reikia biški daugiau. Po to dar daugiau, dar daugiau. Dar daugiau ir jam niekada negana. Ir tada nesustoja niekada. Taip. Bet šiaip turi dar vienas, žinau, pareigybės ir gan dažnai visur matau tavo tą tokią pareigybę. Tai esi ne vienam kanale moderatorė, kiek aš žinau. Aha, esu. Ir manau, ir ne vienam kanale esu mačius, tai gal nori ar nežinau, papasakot, ar slėpsi, kaip tu įgyji šias pareigas, nes būna žiūrovai, kad tikrai nori tapti tam tikrų streamerių moderatoriais, padėti jiems, bet, kai kurie streameriai neduoda dėl tam tikrų priežasčių, kaip tu įtikinai tuos streamerius, kad tu geresnė už kitus ir turi tą kardą prie savo vardo? Aš visą laiką tą ir sakiau, kad aš niekada neplanavau būti moderatorė. Man visą laiką, kiekvienas moderatorius, kurį aš turiu, aš jį gavau nei prašydama to, nei stengdamasi kažkaip įgauti. Labai, kai kurios situacijos iš viso labai juokingai tai išeidavo. Bet aš manau, čia yra labai didelis pasitikėjimo dalykas tarp žmonių. Tai jeigu streameris, kad ir mažai tave mato, bet jeigu mato, kad esi labai patikimas kažkuom, aš manau, nėra tą sunku pamatyti, nes tikrai mano pirmas moderatorius, kurį aš gavau, tai buvo pas mano loginę. Ir buvo labai juokinga situacija, nes aš buvau labai... Labai kas? Aš labai trumpai pas ją buvau streamuose, apskritai labai anksti dar buvau tik atėjus. Aš atėjau nuo tos bangos, kai atėjo labai daug žmonių iš... Jinai darė streamą vieną kartą, kai buvo pas ją nelabai gera situacija ir jinai labai tiesiog norėjo pagalbos ir jos gavo iš LT Republiko. Ir nuo tada labai daug žmonių pas ją užsiliko nuo tos bangos. Ir aš ją prieš tai esu porą kartų žiūrėjus, bet tai buvo labiau gal lurkinimas, tiesiog pamatyti, kas per žmogus. O tada aš užsilikau ir jinai, man atrodo, po porą savaičių. Jinai labai mažai žiūrovų tada turėdavo. Ir aš atsimenu, darbe žiūrėjau streamą, aš labai dažnai tą anksčiau darydavau, tiesiog įsijungdavau ant fono streamą ar tiesiog. Ir jinai klausė, ar aš esu čia ir aš pasakiau, kad esu ir sako, tai va, turėk.
Va taip, va, paprastai. Va taip, va, paprastai. Turėk. Ir aš iškart paklausiu, kodėl man? Ir sako, nu, tiesiog dėl to, kad dabar turėsi pareigas, sako, pasitikiu. Tai Va va, taip. tai Va taip, va prasidėjo lengvai. taip. Bet vis tiek, Uh, o kaip kituose kanaluose įgavai irgi tokiu principu, ai, va, Justina, tai turėk. Ar kaip? nebuvo taip, kad tiesiog irgi turėk, buvo gal labiau, irgi nebuvo, kiekvienas moderatorius, kurį aš gavau, gal buvo kažkiek nuspėtas, nes daug streamerių ir apskritai daug žiūrovų tam tikrose streamuose visi yra arba tie patys, vaikšto į tos pačius streamus, tai vienas kitą žino ir ilgesnį laiką jau kai pabūni, tada tiesiog matosi, kas ką daro ir streameriai labiau pažįsta visus, tai pas kitus, kaip aš gaudavau, juokingesnis gal buvo atvejis, kai aš gavau pas Čestovą moderatorių, tai aš pasiimu, klausau. aš pas jį mėnesį, man atrodo, tik lankiausi kaip žiūrovė, tiesiog aš anksčiau Čestovą nežiūrėdavau Twitch'e, aš jį labiau YouTube'ai sekdavau ir žiūrėdavau, ir tada kažkaip užsukau vieną kartą tiesiog pasižiūrėti ir užsilikau ir po kokio mėnesio tiesiog užeidavau valandai kokiai pusantros tiesiog pabūt. Žinai, susipažįsti su streameriu, pabendrauju, viskas sakei ir tada po kokio mėnesio užėjau ir jisai labai tokį random klausimą uždavė. Jis sako, kokios dainos šiandien klausėsi ryte? Sakau, tokios ispaniškos. Sako, įdomu, sako, gali gal numest linką dainos. Sakau, nu galiu, bet šiaip negaliu į čatą mes linku, nes kai neturi pareigų, nelabai gali mest. Aha. Tai sako, tai toj galėsi. Tai paėmė tiesiog ir išdėjo. Ir nuo to laiko ir sako, vat ir turėkis. Bet aš sakau, kodėl, kas per nesąmonę, sako, nu tiesiog, sako, matau tikrai, kad galiu pasitikėti ir turėk, manau, tikrai pagelbėsi man. Tai vat į tokias rankas, į daugelio streamerų aš papuoliau tiesiog, nes labai lengvai manim pasitikėjo ir aš nežinau, kuo aš tą išdaviau. Ta prasme, tą tokį jausmą, kad manim galima pasitikėti ir kad aš nieko blogo nepridarysiu ir prižiūrėsiu, bet labai natūraliai viskas pasidarė. Tai aš nežinau, kiek... Aš manau, kad gal, tu gavai gal dėl to, kad tu labai gal gražiai ir panašiai bendrauji, nesimato iš tavęs tokio, kaip sakyt, vaikiškumo, gal kad jau matosi, kad bendrauja subrendęs žmogus, subrendus moteris ir matosi, kad nebėra to tokio žinai, tokio blevizgavimo. Ir gal tiesiog tai mato streameriai ir kažkaip taip lengvai ir duoda tau, gal kitiems reikia tiesiog tavo savybių pasimokyti. Ne? Kad kažkas ypatingo. Tiesiog aš visą laiką bendrauju taip pat visur. Niekada kažkokio filtro ar kažko neuždedu. Gal yra dalykas, kad jeigu aš matau, kad kažką kiti daro negerai, aš visą laiką pasakysiu. Ir arba pasakysiu tiesiai šviesiai žmogui, aš nemėgstu už nugaros kažko sakyti, ta prasme, aš tiesiog gražiai pasakysiu ar perspėsiu, kad gal geriau šito nesakyk. Ir gal tas streameriai pastebi, aš nežinau, tiesiog yra gal atvirumas toksai ir paprastumas tiesiog. Tai, nežinau, sąžinės yra reikalas realiai, nes yra žmonių, kurie labai piknaudžiauja su moderatoriais. Tai čia kaip sakoma, kiek žmonių, tiek nuomonių, tai čia visokių reikia, visokių bus, žinai. Tai čia faktas yra, jau ką padarysi, bet gaila, kad tiesiog tie žmonės, kurie piknaudžiauja savo galiomis pas tam tikrą streamerį, tuom naudojasi, nors atrodo, kad jis net neverta, žinai, jį turėti. Dabar taip gavai tuos lengvai tos moderatorius čia, žiūriu, čia pas vieną turėk, pas kitą turėk, bet tavo nuomonė aplamai, žiūrint ne tik savo kiemą, nes tau kažkaip lengvai pavyko, gal kitiems yra sunkiau, tai ar sunku, ar lengva gauti moderatorių būtent šiuo momentu pas streameris? Nežinau, ant kiek yra lengva, nes apskritai moderatoriaus darbas tai nėra... Tu turi suprast, kad kai tu gauni moderatorių, kad tu negali
savęs išaukštinti ar kažko daryti, kad tu esi geresnis kažkuom už kitus dėl to, kad dabar turi kažkokias rolės. Ir labai daug žmonių tą pajaučia, kai gauna moderatorių, jeigu gauna. Dėl to, kad ar sunku, sunku šiaip pasakyti yra, nes šiaip streameriai šiaip savo nedalina moderatorių, nebent kalbant gal apie tos bloguosius streamerius, kurie mažiau dėmesio ir pastangų skiria į streamus, tai jie dalina gal savo draugam tiesiog, pažįstamėm taip toliau ir tiesiog dalina dėl statuso. Tas yra kitas dalykas. Tai tokie dalykai yra blogi, sakyčiau, ir tenais nėra sunku gauti. Tikrai, bet jeigu tu ateini pas naują streamerį ir šiaip, ir kad ir ilgesnį laiką, nemanau, kad tu turi labai užsitarnaut, gal kabutėse tą žodį pasakysiu, moderatorių, bet tikrai turi kažkiek parodyti žmogui, kad tas moderatorius kažkiek bus naudingas tiek tau, tiek streameriui. Tai nemanau, kad sunku, bet ir nėra labai lengva, kad tiesiog ateisi, sakysi, aš noriu moderatorius ir va tau paims ir duos. Nes tada labai atmuša šitas dalykas, kad tu tiesiog ateini ir kažkokios naudos nori, o ne tiesiog pabūt streame ir dalyvauti ir būti dalim jo. Tai va. Tiesiog manau, kad jeigu lengvai duoda tą moderatorių, tas moderatorius netenka savo vertės. Manau, gal taip tiksliausia, žinai. Jo. O kai yra sunkiau gauti, tai tada ir kiti mato, ir tu pats jauti, kad tada jau turi kažkiek vertės ir bent jau matosi, kad kai žmogus turi moderatorių, jis biški ir atlieka tam tikras funkcijas, taigi prie ko aš vedu. Tai kadangi tu esi tam tikrose kanaluose moderatorė, tai ar sunku dirbti, būti moderatorė pas tam tikrą streamerį, su kokiais, pavyzdžiui, kokiais iššūkiais, ar kaip tik labai smagu būti moderatorė pas tam tikrą streamerį, kokie tavo, nežinau, nuomonė, pamastymai? Nesakyčiau, kad yra per sunku, nes tai yra vis tiek, tai yra virtuali erdvė, tai yra, nėra toksai labai didelis dalykas, dėl kurio dabar reikėtų mest kitas atsakomybės ar kažką. Moderatorius tiesiog yra kaip, tau automatiškai kažkokią gal duoda labiau tokią kontrolės rolę, kad tu labiau žiūri, tiesiog labiau akylesnis būsi. Kad tavim streameris pakankamai pasitikė dėl to, kad tu gali prižiūrėti, jeigu streameris yra užsiemęs ar tiesiog kažką veikia, ar jo nėra streame tam tikrais momentais, kad tu būsi tas žmogus, kuris gali ar ištrinti žinutę, jeigu tai yra negraži žinutė, ar ten įžeidžianti, ar kažką tokio, arba pakeisti pavadinimus, pakeisti žaidimus. Tai jo, tai yra kažkiek tai darbas, bet aš nemanau, kad tai yra labai sunkus darbas. Taip, jeigu yra didesni streameriai, pas kuriuos tu turi moderatorių, tada yra labiau spaudimo daugiau, kad tu turi suspėti viską padaryti, prižiūrėti. Jeigu labai chatas greitai juda, tu turi labiau akylesnis būt prižiūrėti, kad niekas nespamina nieko, ten jokių adresų nemėtų ir panašiai, tokių dalykų. Bet šiaip aš nemanau, kad bent jau pas kuriuos streamerius aš esu moderatorė, tai jie man niekada nedada jokio spaudimo, kad aš turiu pastoviai dirbti, ar kažką žiūrėti, ar daryti. Kaip taip darbo pamainą nueini į darbą, po to dar nueini į streamo pamainą. Bet jeigu tau trūksta darbo, tai sakykite, Justina, mes parūpinsime jums daugiau darbo. Taip, pasistengsiu. Vis tiek, šiaip labai daug pasakei, ką veikia tas moderatorius ir šiaip, manau, ir daugumai aišku, ką jis veikia. Gal tik įskyriai savo asmeninius svarbiausius aspektus, ką reikėtų žiūrėti ir ką svarbu pamatyti. Tai, bet kalbant aplamai, vis tiek, daug žiūri streamų, daug moderuoji streamų, arba šiaip užmatai, gal turi kažkokį ir nori pasidalinti su mumis kažkokį įsimintiną įvykį, kuris tau buvo nutikęs būtent streamo metu, iš kurio arba labai jaukeisi, arba gal labai pikai, o gal labai liūdėjai, nežinau, kokį nors tokį įsimintiniausią, kuris būtent dabar tau šauna, žinai, į galvą. Aš sakyčiau, porą net buvo tokių tikrai, kadangi vis tiek ilgiau esu Twitch'e, tai būdavo visokių renginių ir panašiai, kuriuose vis tiek dalyvauju ir daugiau įsitraukiu, tai būdavo ir aš sakyčiau, kai kurie momentai labiausiai gal įstrigo iš tam tikrų subatonų, iš
iš tavo kanalo galėčiau pasakyti, kad buvo, kai buvo aklas tapimas, akla tapyba, kai buvo izolacija tavo. Ačiū, ačiū. Čia jau reikia jau lankstytis, jau atsiprašau. Ne. Ne, tiesiog, jeigu aš gal pasakysiu iš pradžių, iš tavo perspektyvos, ką aš matau iš tavo kanalo, tai kad labai fainai yra matyti ir daug kas įsiminė ir Nyan Keto, kai buvo streamas labai ilgas ir visi nupratėjom ir juokiamės visi. Ir verkiam. Jo, ir verkiam, buvo labai daug visokių momentų, bet buvo ir iš kitų kanalų, tai sakyčiau, iš Čestovo buvo labai toksai didesnis gal, nes pagal gal žiūrovų skaičių, tai Čestovo kanalas didžiausias turbūt, kuriam aš moderuoju. Tai tuo metu jisai darė renginį Atgal šalien, tai buvo projektas, į kurį mane pakvietė dalyvauti ir aš ne vien kaip moderatorė, bet dalyvau tiesiog, buvau dalis kūrimo komandos, tai aš kūriau klausimus tam projektui ir buvau įsitraukusi tai. Ir mane tai labai patiko, kad pastebi žmonės, žinai, vis tiek ir yra tas pasitikėjimas ir panašiai, tai buvo labai faina matyti tą, kai viskas vyko ir kai aš kažkiek ir prižiūrėti tą turėjau. Tai tas buvo labai fainas renginys per subatonus, tai gal monologinas, kai buvo subatonas, aš irgi labai daug dalyvavau ir padėjau ir matęs, buvo labai daug emocijų visokių ir dainų labai daug būdavo, ir karaokių ir panašiai. Tai jau tokie streamai man labiausiai įsiminė gal. Tai galbūt jie yra, kaip sakai, tobuliausia, va, kaip aiškinai, kad va, turi būti toks ir turi būti tas ir anas ir kitas, kad būtų jis tobulas tau. Tai galbūt tie įsimintini dalykai ir parodo, kokie yra tobuliausi streamai, ne? Kažkiek yra tas, jo, tiesa. Tos vertybės vis tiek išlieka, žinai, tai nėra, kad bus visą laiką tobulą, nes susiduria su visokiais žmonėm tose streamuose, bet pats tas tuo metu, tas vaibas patsai streame ir ta nuotaika ir sudarytas gal įvaizdis labai fainas yra. Ir jo, galėtum sakyti, kad tai yra arčiau tos pusės tobulumo, bet niekada nebus tobulai. Tai ne, niekada nebus tobulai, bet galima būti arčiau. Sakai, kad labai geras vaibas ir panašiai, bet tą vaibą sudaro, žinai, ne tik streameris, bet ir žiūrovai. Ir tu, kai būni tuose streamuose, ar kaip žiūrovė, ar kaip moderatorė, tu nebūni viena, tu būni su kažkuo. Aplink tave supa kiti žiūrovai, ar vis tiek, tu bendrauji čiate ne tik su streameriu, bendrauji ir su žiūrovais. Ar tu iš pačių tų streamų esi susiradus draugių arba draugų, nebūtinai iš būtent mano, žinai, bet iš aplamai ta prasme, ar esi susiradus draugų ar draugių, kad jūs susitikote gyvai arba šnekėjote atskirai Discord'e ar kažkokioje kitoje platformoje. Tiesiog susiras žmonių, su kuriais tu bendrauji ne tik jau stream'e. Tikrai, kadangi ilgą laiką, kiek, aš nežinau, ir aš nesakyčiau, kad aš labai ilgai esu čia pakankamai, kad vadint save senbuvę, bet per tiek laiko, kiek aš esu ir gal šiek tiek dabar mažiau dalyvauju Twitch'e, apskritai dalyvauju, sakau, tiesiog ateinu į streamus, bet nuo pat pradžių tai tikrai buvo, kur buvo labai faina susibendrauti su žmonėm ir matai, kad žmonės yra irgi paprasti, tiesiog bendrauja ir nori draugiškai palaikyti ryšius. Tai jo, tikrai yra buvę, kad susirandi ir draugų, ir su kuriais po to eini ir tiesiog bendrauti. Ir ne vien tik tai su žiūrovais, iš tikrųjų taip, aš čia gal labiau klausimus apie žiūrovus, bet ir buvo, kad ir su streameriais susitikau ir su jais pabendravau, nes ir iš ten gerų draugų susiradau. Iš viso Twitch'as labai pakeitė dalykus iš tikrųjų ir susiradau labai fainų žmonių, kuriuos iki šiol su kuriais bendrauju ir palieku su savim. Tai jo, tikrai, manau, Twitch'as, labai daug kas juokauja, kad Twitch'as dabar yra kaip šiuolaikinis arba Tinderis, arba draugų susirast vieta. Tai labai juokinga, nes kai kurie taip ir susiranda ir yra gyvi pavyzdžiai tokie, kur viskas taip išeina. Tai
labai faina yra matyti tiesiog. Yra aišku, ir buvo ir nefainų žmonių, su kuriais visą laiką susidursi, bet čia yra kitas dalykas. Daug vaikučių visokių ateina, bet manau ir pati tą žinai, tai dėl draugų jo, tikrai yra fainų žmonių. Tai manai, kad kiekvienas gali susirasti streamuose kažkokių bendraminčių arba draugų? Manau, kad įmanoma, kad nors ir vienas žmogus susirasti, nes kad ir žmonės yra labai daug, žinau, žmonių, kurie ateina į streamus ir jie labai gal iš pat pradžių bijo rašyti arba nežino, ką rašyti ir tas labai atrodo svetima ir taip nesaugu iš dalies, tai labai daug kas bijo rašyti ir dėl to nebendrauja, o ilgą laiką tiesiog žiūri ir stebi. Tai tokių žmonių irgi esu sutikus nemažai, kurie tiesiog iš pradžių bijo, po to įsidrąsina ir pamato, kad žmonės kiti aplinkui draugiški. Ir tas paskatina tiesiog bendrauti. Ir tada žmonės susipažįsta. Jo, esu ir tą mačius. Nu, svarbu, kad žmonės galiausiai išdrįsta parašyti ir taip gal ir išmoksta, žinai, bendravimo įgūdžių tam tikrų, kurių, pavyzdžiui, neturi realybėj. Manau, tas labai, labai padeda žmonėms, kurie yra intravertai ir tokie labiau užsisklendę savy ir jie, kai išdrįsta parašyti, arba jos, pavyzdžiui, pakalbina pats streameris ar žiūrovai, manau, tai priveda prie to, kad jis tada pabiški atsiveria ir tampa, žinai, drąsesnis. Jo, yra tas visą, jo, tikrai, aš manau, daug žmonių, kaip ir sakau, tiesiog yra nedrąsus ir tokie kuklus, bet su laiku žmonės tiesiog arba kai kurie mėgsta lurkint ir nieko nerašo ir nelabai gal prisideda prie to, bet stebi ir visą laiką tokių žmonių yra. Bet atsiranda tikrai žmonių, kurie padrąsina arba pamato gal temą kokią, kuri užvesta yra ir jie turi kažką pasakyti ir tada išlenda. Ir nauji žmonės ateina ir jie pasilieka po to, nes tada supranta, kad čia faina. Tai jo, būna ir tokių variantų. Kaip visą laiką visų neiškasi ir nepriversi, žinai, kalbėti, bet, žinai, visą laiką reikia tikėtis, kad žmogus prabils ir gal tas žmogus, kuris pagaliau prabilo čiate ir nebelurkino, bus gal tavo, žinai, draugas arba draugė kažkurio momentu. Aš čia kalbu ne apie save labai, tipo, apie kai esi žiūrovo pozicijai, bet dar turiu vieną tokį klausimėlį ir tada jau eisim truputį, jau link pabaigos. Tai ar svarbu žiūrovui palaikyti streamerį ir kitus žiūrovus? Ar labiau reikėtų skirti dėmesį streameriui, paskui ar kaip tik kitiems žiūrovams? Čia gali pakalbėti tiek iš žiūrovo pusės, tiek iš moderatorės, manau, nes biški, man atrodo, turėtų būti biški skirtingi aspektai. Tai palaikyti patį ryšį ar tiesiog palaikyti patį streamerį gal labiau? Nu, gal patį streamerį. Patį streamerį, tai jo, jeigu yra tasai dalykas, kad tau tikrai patinka ten būti ir tu mėgsti įsivelt gal labiau į tas temas ir tiesiog būti dalis to streamo, tai palaikyti patį streamerį, jo, yra faina. Tai jeigu matai, kad žmogus daug yra įdėjęs pastangų ir nori daryti gerą kontentą ir tu jau kaip ir įsivėlęs į tai, gal taip pasakysiu, tai aš manau, tikrai yra gerai palaikyti, nes tada ir pats streameris labiau vertina ir geresnis gal tas atsiliepimas išeina, nes streameris vis tiek pastebi viską, gal kažkiek mažiau negu tu tikiesi, bet vis tiek yra streamerių, kurie labai viską vertina ir pamato ir jiem yra tai svarbu, kad ir būtų pora žiūrovų, vis tiek yra labai faina tą matyti. Tai jo, bet priklauso, aišku, kiekviena auditorija, kuri pasilieka pas savo streamerį, visą laiką, manau, jį palaikys iki tam tikro lygio. Tai, kad ir tai būtų blogas streameris, jis vis tiek savo turės auditoriją, kurie palaikys ir maršuos už jį ir sutars su jo nuomonę, bet čia jau kitas gal dalykas yra. Kad visi palaiko tą, ką jie mėgsta, bet tas labiau gal teigiamas palaikymas, tai ar tai būtų per labiau donationus, ar tai būtų su subais, ar tai būtų tiesiog buvimas čate, nes kartais tai nėra būtinai apie pinigus, tai labiau yra tiesiog dėmesys, pastangos, labiau jeigu tu esi moderatorius, tai labiau palaikymas tiesiog idėjų davimas kažkoksai, arba kritika, kažkokia feedbackas, kurį tu gali atiduoti streameriam. Tas yra irgi svarbu ir tas yra gal kartais labiau
įdomu išgirsti iš žiūrovo arba moderatoriaus, negu tiesiog numesti pinigai. Tai tas irgi yra dalykas. Aš sakyčiau, tikrai supportas ir tas visas palaikymas yra svarbu streameriui, nes tai padeda ir augti, ir kažkaip tobulėti ir kažką daryti. Ir jo, palaikymas yra svarbu. Tai palaikykit savo streamerius, jeigu žiūrite. Jei! Taip, dabar biški žengsime į ateitį truputėlį. Ar ateityje dar planuoji, bent jau va šiai minutį, va, kaip galvoji, planuoji būti moderatorė visuose kanaluose, kuriuose esi ir žiūrovė, ar tai vis tiek kainuoja tą labai daug gyvenimo laiko, ar tu manai, kad toliau gali būti vis mažiau skirta streamams laiko ir daugiau asmeniniam gyvenimui? Ar manai, kad toliau palaikysiu tą tolygų, žinai, laiko padalijimą tiek streamam, tiek asmeniniam gyvenimui? Na, palyginus, kiek aš anksčiau būdavau Twitch'e, tai dabar tikrai mažiau yra to laiko praleista tiesiog, nes yra asmeniniai dalykai, tiesiog gyvenimas juda ir aš sakyčiau, tai yra normalu, nes daugelis žiūrovų, ir aš pati pastebiu, ar tai streameriai būtų, ar tai žiūrovai, tai būna tokie tarpai, kai mažiau streamina žmonės, arba mažiau ateina jų, ir mažiau žmonių apskritai būna Twitch'e. Yra kiti streameriai, kurie visą laiką streamina ir visą laiką palaiko žiūrovus, ir visą laiką žiūrovai ateina tie patys, ir tokia kaip tradicija vos neišeina, tam tikrom dienom susirinkti. Tai, o šiaip, aš manau, kad aš būsiu vis tiek kažkiek Twitch'e, kad ir mažiau, bent būsiu, nes tai yra vis tiek fainas dalykas, bent jau man. Gal mažiau šiek tiek įsitrauksiu kai kuriais momentais, bet kai vis tiek ateinu, man nėra niekada sunku padaryti kažką ir pagelbėti, jeigu matau, kad streameriui reikia kažką padaryti, arba šiaip tiesiog pabendrauti, net greitų pasilabinti, ateiti chatą ir pasižiūrėti, kaip sekasi. Man niekada nėra sunku, jeigu aš turiu laisvą minutę arba nieko neveikiu, aš dažniausiai ateinu palurkinti arba pasilabinti. Tai jo, aš manau, kad liksiu kažkiek streame vis tiek. Tai viskas bus okei, bet gal šiek tiek tiesiog, kai laikas eis, bus mažiau. Supratau. Labai gaila, iš streamerių pusės labai gaila, nes automatiškai, kad mažiau gaus dėmesio iš Justinos. Bet ką padarysi? Faktas, čia reikia suprasti tą dalyką, kad kiekvienas žmogus dar turi savo gyvenimą. Ir faktas, kad viskas yra, gyvenimas yra gyvenimas. Negyvensi visą laiką internete, žinai. Tai va tas va yra. Ką, jau artėjom, jau prie pat pabaigos. Tai dar porą klausimėlių ir paleisiu tą Justiną. Jau beveik prie finišo. Tai dar iš tų dviejų klausimų, tai pirmas klausimėlis dar tau. Vis tiek dabar žiūri kažkiek žiūrovų, nežinau, kiek dabar netgi žiūri, o po to žiūrės jau YouTube'ai. Irgi nežinau, kiek žiūrės, bet ko palinkėtum tiems, kurie žiūri dabar ir žiūrės per YouTube, jeigu ateis iki šio momento, ko tu jiems galėtum palinkėti? Palinkėčiau tiesiog nenustot žiūrėti tų, kurie yra įdomu. Tiem žiūrovam, kuriem įdomu, reikėtų pasilikti ties tais streameriais, kurie yra faini. Palaikykit streamerius, kurie tikrai to nusipelnė. Kleiskit labiau pozityvą. Čia labai toksai klasikinis gal. Sakyčiau, tai labiau tiesiog norėčiau matyti geresnį vibe pačiam Twitch'o community visam. Norėčiau matyti labiau žmonių pasikeitimo į geresnę pusę. Mažiau negatyvo, mažiau to viso šlikštėse. Ir palinkėčiau nesimušt, nesibart ir supartant vienas kitą. Gyvenkime draugiškai. Tai va, ir prieėmė prie paskutinio klausimo. Justina, čia yra pats svarbiausias viso šito pokalbio klausimas, kurį turi labai, 100% nuoširdžiai atsakyti man ir žiūrovams. Tai yra, ar tau patiko šis pokalbis ir laida? Labai patiko. Labai faina. Labai faina. Svarbu, kad faina, žinai. Argumentuoti neprašysiu, svarbiausia man žodis, kad taip, patiko, reiškia, judame gerą linkme.
Tai pirmiausia, norėčiau padėkoti tau, Justina, kad sutikai dalyvauti ir pakalbėti. Žinau, kad formatas yra keistas, kad tik girdime tik balsą, bet Justina, kaip žinome, nėra streamerė, nėra kažkokia influencerė, youtuberė, bet gal bus, sakė, kažką kels, žada mum kelti. Tada gal pamatysim ir kamerą. Tai ačiū tau labai, Justina. 983, kad sutikai dalyvauti šioje laidoje kartu su manim. Ačiū tau, kad pakvietai ir kad nusprendėjai mane pakalbinti. Buvo Nėruškai. labai faina, labai miela, labai šilta. Tikiuosi, nenustosiu kurt. Aš ir tikiuosi. Šitą laidą nesustos. Bus labai daug ir kitų įdomių pašnekovų ir bus labai faina. Aš ir to tikiuosi labai. Tai dar noriu padėkoti visiems žiūrovams, kurie šiuo metu klausėsi dabar streame pačiam. Ačiū visiems, kad paklausėt iki galo, neišėjot, išklausėt, tikiuosi, ką girdėjot, jums buvo įdomu, o galbūt labai naudinga. Tai ačiū jums labai už tai. Tai pirmiausia, atsisveikint noriu su Justina. Dėkui jums. Tau geros naktelės ir jo, ačiū, kad klausėt. Iki. Iki, Justina. Ir dabar noriu atsisveikinti su jumis, žiūrovai. Ačiū visiems, kas žiūrėjot. Tikiuosi, kad jums patiko tai, ką jūs girdėjot. Patiko mano pašnekovė Justina 983. Tai yra žiūrovė, 3 metus žiūrinti Twitch'ą, moderatorė ne vienam kanale. Tikrai papasakojo įvairių patirčių, ką tikrai galbūt net nežinojot. Manau, jeigu jums patiko, aš kursiu šitą turinį ir toliau. Ir jeigu jums patiko, tai tikriausiai pamatysite ir kitų žmonių čia. Tai ačiū visiems. Myliu, bučiuoju, nepykit, išvažiuoju. Susitiksim. Aš buvau Sofija, eta Sofija. Ir susitiksime kitą kartą. Čiau.